Psichikos sveikatos dieną, kada taip tikrai galim taip sąmoningai atsigręžti į save ir pasigalvot, o kaip iš tikrųjų yra su mano tokia tikrai realiai psichikos sveikata, nuo kurios priklauso apskritai visas sveikas mano gyvenimas. Nežinau, ar jūs sutiktumėt su manim, kad iš tikrųjų sveika psichika ir yra sveikas ir laimingas gyvenimas. Ir į tai labai daug kas įeina. Ir šiandien tokią visai gal ir gerą temą parinkom, ar galim būti psichologai sau. Ir per šitą visą mūsų susitikimą, ką mes šiandien turėsim, aš netgi siūlau iš karto taip ir pradėti bandyti pabūti psichologai sau, nes keliausiu per pagrindinius dalykus, iš ko susideda mūsų gyvenimas, į ką svarbu atkreipti dėmesį, kad mūsų psichikos sveikata ir būtų kuo geresnė. Ir taip pabandykit, man kalbant, taip sau susidėti tokius, nežinau, pliusiukus ar minusiuką, o gal nepilną minusiuką ir pasižiūrėti, o gal yra kažkokių dalykų mano gyvenime, kur tikrai esu labai apleidęs arba nenoriu pripažinti, kad šitoj vietoje kažką turiu, kas labai smarkiai veikia mano psichikos sveikatą. Nes iš esmės galim pasižiūrėti taip labai paprastai. Žmonės šiandien dažnai labai sako, ir klientai, ir kiti aplinkiniai, nu kaip yra, atrodo, viską gyvenime turiu neblogai, gerai netgi. Sveikata gera, santykiai normalūs, nu darbas irgi liktai nieko, atrodo ir finansai visai gerai, nu kažkas negerai, ta prasme, nu kodėl vis tiek nesijaučiu savo gyvenime taip, kaip, nu tikrai gyvenčiau taip, kad, nu tikrai kokybiškai iš esmės ir kokybiškai vidum, ne kažkokiais va šitais mano išvardintais, atrodo, faktais, iš kurių ir susideda mūsų gyvenimas, bet ta būtent vidinė kokybė. O vidinė kokybė yra labai subtili. Jinai iš labai daug tokių atskirų dalykėlių susideda, bet kartais gali ir vienas labai smarkiai neišspręstas gyvenimo aspektas labai smarkiai tą mūsų vidinę gyvenimo kokybę liesti, veikti ir va būtent spausti iš vidaus, kad atrodo kažkas yra ne taip. Ir kas yra dažniausiai, kad mes vis dėlto vengiam prisiimti atsakomybę už savo gyvenimus ir už tam tikrus dalykus savo gyvenime, kur daug metų galim būt su kažkuriais neišspręstais klausimais, jie tokie labai jų nesinori spręst, arba kažkokios tikrai gynybos labai smarkiai veikia, dėl ko nesprendžiam. Ir kažkaip mes leidžiam sau net ilgus metus kitą kartą, net ne mėnesius, net ne apie dienas kalbam, o save laikyti tokioj kažkokioj pakeltoj, įtemptoj būsenoj. Taip, tai pasiklausim šiandien savęs. Ar iš tikro yra taip, kad esu savo gyvenimo šeimininku pilnai, o gal yra kažkas, kur vengiu juo būti, arba galbūt noriu numesti atsakomybės kam nors kitam už savo gyvenimo dalykus. Tai va, ir tada taip ir pasižiūrėsim. Taigi, ar tikrai laimė ir gyvenimo kokybė priklauso nuo mūsų va tos bendros psichikos sveikatos? Gale susivesim tokius, sakykim, ar ne, tokius susidėsim taškiukus ant i, kur galbūt taip va, prasianalizuosit save, taip labai nuoširdžiai ir iš šiandien mano kalbėjimo, mano šitos neilgos paskaitėlės, gal tikiuosi, išeisit su tokiu labiau pripažinimu viduj, kad gal kažką turiu, va šitoj vietoj tikrai reikėtų spręst, o gal kaip tik išeisit su žinojimu, kad kaip gerai, pasirodo, nu viskas pas mane labai tvarkoj, gal aš be reikalo abejoju savim, gal aš tikrai puikiai gyvenu. Ir jeigu tai pradėtumėm nuo to, vat, kodėl kreipiasi į psichologus žmonės, kaip čia viskas prasideda mūsų tame darbe. Tai kai pas mane ateina klientas, naujas klientas, ką aš darau? Visų pirma, labai tikrai su tokiu rūpesčiu ir atjauta stengiuosi pasižiūrėti į kiekvieno problematiką. Ką tai reiškia, kad tikrai kiekviena problema yra to žmogaus problema ir jinai nėra palygint su kitais nei didelė, nei maža, jinai yra tiesiog problema. Kartais klientai man sako, o gal aš čia kažkaip gaišinu jūsų laiką, ateinu su tokiu menkniekiu, matyt, kiti žmonės turi daug didesnių problemų, o aš čia kažkaip.
Ir aš visą laiką sakau: Tikrai ne, nes nėra nei didelių, nei mažų problemų, yra mano vidinis gyvenimas ir jeigu aš su kažkuo jaučiu, kad pačiam, neina kažkaip sutvarkyti, neina išsispręst kažkokių klausimų, tai negali būti mažų dalykų, ar ne, kad ir kaip mes juos vertintumėm. Taigi, ką psichologas daro nuo pačių pradžios, tai į žmogų pasižiūri su visu rūpesčiu, visa atjauta ir tas gyvenimas jo tuo metu man yra labai svarbus. Tai, ką žmogus man atneša į konsultacijas, į terapiją, man yra labai jautru ir labai labai svarbu tuo metu, kai aš su tuo savo klientu būnu. Tai vadinasi, mes ir į savo gyvenimus, ar ne, jeigu norim būti gerais psichologais sau, apskritai, bet kokiais psichologais sau, visų pirma, turim pasižiūrėti save su rūpesčiu, su atjauta, mums turi būti ne tas pats, kaip mes gyvenam. Ir ne taip, kad ai gal kažkada tą sutvarkysiu. Dabar pavaikščiosiu ten su kažkokiu dideliu rūpesčiu, su kažkokiu dideliu akmeniu. Tada jau mes nesirūpinam savim. Bet jeigu mes žiūrim į save taip svarbu, vat svarbu, kas šiuo metu tau yra, tada vadinasi, jau yra tas psichologo žvilgsnis į save, toks, koks turėtų būti. Ką darom tada? Žmogus atneša savo rūpestį. Mes klausomės, bandom tikrai suprasti, kaip galim geriausiai ir tada kitas žingsnis yra ieškom sprendimų. Vadinasi, neužtenka tik kalbėtis. Kalbėtis yra labai gerai. Tai yra pirmas etapas, kartais tikrai ir išsiventiliuoti reikia, nusikrauti, nebūti vienam su savo problematika, bet to neužtenka toli gražu. Paskui mes turim dirbti su ta problematika, ar ne tik pasikalbėti. Ir tada aš jau kaip specialistas ieškau geriausių būdų, kaip tam žmogui padėti jo situacijai. Visų situacijos skirtingos, būdai skirtingi, jie yra kartais labai subtiliai skirtingi, bet tai yra, kad aš jungiu, žodžiu, tikrai aktyvumą, ne, vat savo kaip specialistų. Vadinasi, jeigu mes norim būti psichologai sau, irgi suprantam problemą, atjaučiančiai žiūrim su rūpesčiu save ir į savo problematiką, bet tada ieškom sprendimo. Netrypčiojam vietoje, nelaukiam kažko, o ieškom. Tai va, kai jau turim sprendimus, turim tam tikrus metodus, kas yra svarbiausia ir dėl to aš paryškinau. Darom, praktiškai įgyvendinam. Nes tik gerų metodų turėti irgi taip pat nepakanka. Jeigu tie metodai nebus įgyvendinami, jeigu mes nepradėsim judėti ir kažko daryti, ir mūsų klientai savo gyvenime nepradės daryti kažkokių tų postūmių ir dalykų, kur mes link juos norim gražiai paskatinti eiti, tikrai bendrai susitarę, niekur nė vieno nestumėm per prievartą. Bet jeigu nebus tos svarbiausios dalies darom, tada visos mūsų pastangos perniek. Ir kaip būna, dažnai tikrai yra ne taip ir sunku prieiti, žodžiu, išsipasakot, paieškot sprendimų, kokie geriausi galėtų būti. O kai reikia daryti, čia ir pasidaro problemėlė. Stop. Ir tada, jei tie klientai, kurie tikrai daro dalykus, su jais mes pasiekėm geriausių rezultatų, iš tikrųjų labai galim pasidžiaugti, nes darbas, mūsų bendradarbiavimas tikrai nuveda į puikius pokyčius žmonių gyvenimuose. Bet jeigu dėl kažkokių priežasčių mūsų klientai yra, nežinau, per stipriai nepramušam gynybų, per stipriai pokyčiam žodžiu, priešinasi ir ar nėra pasirengę, galbūt dar ne tas laikas ir mums niekaip neina kažkaip paskatinti, privesti prie to darymo, tada viskas, nieks nevyksta. Ir yra taip, kad arba klientai sako, nu va, man nieko nepadėjo, prasme, nieko čia pagalba yra ta psichologinė tokia bereikšmė, bevertė, ar ne, ir nieko čia gero. Ir toliau va taip pasiliekam su tuo, kas buvo.
Ir aišku, tada mums kaip psichologam yra labai taip kaip specialistam toks, visą laiką lieka toksai, ko aš dar nepadariau, kaip čia aš dar nepaskatinau, gal kažkokių tikrai, dalykų nepastebėjau, nepamačiau. Ir aišku, tada tas rezultatas, nėra geras arba toks geras, koks galėtų būti. Nes vien tik su įžvalgom palikti žmogų yra neblogai, bet tikrai ne tai, ko iš mūsų tikisi iki galo, ar ne žmonės. Tai va. Ir tada mes turim tokį va kažkokią neužbaigtą reikalą, neužbaigtą dalyką. Bet aišku, gali būti, kad tas, pavyzdžiui, pirmas užėjimas yra toks, pabandžiau, pasižiūrėjau, kažkaip dar ne dabar. Ir kartais būna tikrai ir antras, ir trečias užėjimas, kur tada jau žinau daugmaž kaip čia yra ir ko čia ir iš manęs reikės, ne tik iš psichologo, nes psichologas gali turėti geriausius ketinimus ir visą laiką turi iš tikrųjų klientų atžvilgiu, kad tik tai gerėtų, bet už žmogų nepadarysi, ar ne, kad ir kaip tenais norėtum. Aš kartais taip norėčiau, kartais tai ir padaryti, bet negaliu. Ir tada gaunasi, kad tas antras arba trečias užėjimas, žiūrėk, ir jau kažkaip prisiruošiam, pasiruošiam, pradedam daryt ir tada, va, pagaliau turim. Tai čia taip ir su savo gyvenimais, ar ne? Lygiai vienodai. Mes gali būti taip, kad suprantam labai savo problematiką, net esam paieškoję kažkokių sprendimų tom problemom kažkaip koreguotis, keisti, bet galbūt tik pradedam ir atsitraukiam, arba nesam tikri, ar čia gerai darom ir atsitraukiam, ir stabtelim ir paliekam. Ir, ir kiek kartų turbūt turit savo gyvenime tokių pavyzdžių, kai padarėt kažką, kur buvo sunku, sudėtinga, gal ir taip labai daug abejonių kėlė kažkokie sprendimai. Padarėt ir bum, ta prasme, labai, labai gerai. Ir čia tas būna, pavyzdžiui, tiek su tokiais labai baziniais dalykais, ar ne, kažkokiais rimtais pokalbiais, kurių vengiam, neprisiruošiam, bet padarėm ir pasirodo reikėjo, buvo gerai. Tarkim, su savo vadovu pasikalbėti apie kažkokią temą ir kažkas ten karjeroj daug geriau. Arba, pavyzdžiui, su savo partneriais kažkaip ten tikrai prisiruošiam, aiškinamės, darom, nevengiam. Ir kažkas ten tikrai gerai. Aišku, apie didesnius sprendimus galima kalbėti, keitimus visokius, ar ne, kuriuo ruošiuosi, tarkim. Jaučiu, kad su partneriu viskas išsisėmė. Jau va taip, kažkaip jau tikrai nebegera kartu, bet metais galim šitokioje būsenoje užtrukti. Ir padarėm sprendimą, pagaliau priėjom prie skyrybų ir kažkokia laisvė tokia, ne? Reikėjo to sprendimo. Bum, gerai, nors gal ėjom kažkaip ilgai. Tai va, tai čia taip, matot, kaip su psichologu ir su savim. Tai dabar papasakoju tokia kaip bendrai, kaip čia mes veikiam, o dabar pakeliausim per problematiką. Tai kokios problemos tos yra bazinės, tokios dažniausios, ar ne, dėl kurių mes ir jaučiamės, sakykim, kaip pasakysiu, kaip per kūno pojūtį, ar ne, prislėgti, gal, ta prasme, kaip su kažkuo krūtinėj užslėgtu, su akmeniu čia ant kupros, dar kažkur, su nuotaikom kažkokiom labai nemaloniom emociniam būsenom. Tai yra tam tikros tokie baziniai dalykai mūsų gyvenime, kur jeigu mes juos esam susitvarkę, jeigu mes juos esam išsisprendę kažkaip savo gyvenimuose, mes gyvenam pakankamai kokybiškus gyvenimus. Ir tikrai labai džiaugiuosi, kad šiandienai labai daug žmonių Lietuvoje yra, pavyzdžiui, kaip rūpinasi savo gyvenimais, savo gyvenimo kokybę ir tikrai nebegyvena bet kaip. Mes psichologai tą matom pokytį ir iš mūsų klientų, ir iš aplinkos, ta prasme, kokios yra didelės pastangos dedamos gyventi kokybiškai, tai yra džiugu, ta prasme, dėl to mūsų psichinė sveikata iš dalies jinai yra ir gerėjanti, bet iš kitos pusės mes matom dar labai daug ir tokių prastų rodiklių, kas verčia susirūpinti, to pačio nerimo labai daug depresinių tokių yra susirgimų, kur irgi neišspręsti dalykai labai gali prie šitų būsenų privesti. Tai pradedu nuo tokio elementaraus dalyko, bet nesupraskit manęs neteisingai, ar ne? Bet parašiau tai paprastai. Atsisakyti kaltinti tėvus dėl savo gyvenimo problemų. Pradedam nuo tokios pradžios, ar ne? Bet vėl, kai sakau, nesupraskit manęs neteisingai, tai tikrai nėra taip, kad vaikystė ir patirtis su tėvais yra nesvarbios, labai svarbios.
visos schemos, visi mūsų įsitikinimai negatyvūs apie save, ar ne, ir visokie, ir taip pat ir teigiami, lygiai vienodai, aišku, kad tikrai jie yra koduoti didžiąja dalim vaikystėj. Tai vadinasi, mes tikrai turim suprasti santykį savo su tėvais, tikrai turim būti, susivokę savo vaikystės patirtyse, ir tikrai žinoti, ką aš šiandieną iš to turiu. Tai yra apie labai aiškų sąmoningumą. Tai vadinasi, mes tikrai su tuo dirbam, nebėgam, nevengiam ir nebūtinai tam reikia visą laiką psichologo, tikrai jokiais būdais ne. Tą galima tikrai ir patiem pasidaryti, tą asmeninę reviziją ir žinoti, apie ką aš esu. Bet neužstringam, ypatingai kai būna tikrai sudėtingi santykiai, tikrai sunkios patirtys ir labai labai sunkios patirtys, bet atsisakom kaltinti tėvus dėl savo gyvenimo problemų arba savo kažkokias sunkias, sudėtingas patirtis. Nes jeigu mes užstringam šitoj situacijoj, nepaleidžiam vaikystės nuoskaudų, ar ne, kad prisirišam sau, užsidedam aukos vaidmenį, tai vadinasi, mes atsisakom sąmoningai čia ir dabar suaugusio žmogaus jau visiškai vaidmeny, ar ne, suaugusio žmogaus būvyje būti ir gyventi. Jeigu mes nepaleidžiam vaikystės patirčių, kad ir labai sudėtingų ir trauminių, paleisti tai nereiškia užmiršti, ar ne, tai nereiškia atsisakyti. Bet jeigu mes kažkur užstringam ir vis esam tie maži, nežinau, berniukai, mergaitės, kur vat ir verdam, kad kažkas lyg tai pas mus buvo taip blogai ten, kad mes dabar dėl to negalim nei turėti normalaus gyvenimo, nei normalių santykių, nei sėkmingesnio profesinio kelio, nes mūsų ten kažkokios patirtys jau mus labai sutraumavo ir žodžiu, ir mes čia dabar maudomės visą laiką, ne? Tai aišku, jeigu tos patirtys yra tokios, kad negaliu pats jų apdirbti, tikrai darbas su psichologu čia yra puikiai gali padėti, tikrai ir rekomenduoju, bet iš esmės kelionė yra į tai, ar ne, kad neužstringu, o žodžiu, atleidžiu, paleidžiu, pasijaučiu suaugusiu brandžiu žmogum ir atsakingai gyvenu savo gyvenimą. Niekas tikrai nėra kaltas už šiandienos jūsų gyvenimą, nes šiandienos jūsų pasirinkimai yra jau jūsų suaugusių žmonių, tai nėra jūsų tėvų pasirinkimai. Ir jeigu mes gebam tą realybę matyti kaip realybę, tikrai galim prie to prikeliauti. Ir yra toks svarbus momentas, į ką norisi labai taip atkreipti dėmesį, būtent apie aukos vaidmenį. Tai būtent žmonės, kurie dar kažkaip nepaleidžia tų vaikystės patirčių arba turi tikrai labai sunkius, sudėtingus santykius, ypatingai su tėvais, neretai įkrenta į tokį aukos vaidmenį. Ir kartais jisai būna nesąmoningas, tai tiesiog net nejaučiu, jame esu, bet nejaučiu, kad jame esu. O kartais jisai būna labai sąmoningas iš tikrųjų. Ir, ir jeigu jisai toks yra ypatingai sąmoningas, tai vadinasi, prisimam, kad gyvenime renkamės būti nelaimingais, zirziančiais, aukom ir tada niekada net nebūsim tokios labai, sakykim, realiai normalios, stabilios psichikos, ar ne, ir tokios psichinės sveikatos neturėsim. Nes aukos vaidmuo yra pastoviai apie tokį labai nesėkmingą, nelaimingą, nuskriaustą, negražų ir visokį žmogų. Ir nebūtinai viską, ką aš čia dabar pavardinau, yra būdinga vienam žmogui. Kažkas turi labai savo sritį tik tai, kur, pavyzdžiui, yra toks nelaimingas, negražus ar dar kažkoks. Bet čia yra vis tiek labai apie tai, kad gyvenimą matau per tokią prizmę, kad lyg vienas iki galo nesu atsakingas už savo gyvenimą, lyg man kažkas kažką skolingas, lyg man turi kažkaip padėti, prisidėti ir kažkaip mane ten visą laiką palaikyti ir tik per tai aš jaučiuosi kažkoks reikšmingesnis, reikalingesnis ir kitoks. Jeigu aš to aukos vaidmens atsisakysiu, o kas aš tada būsiu, nebeaišku žmogui, ar ne? Tada, o tai kas dar, koks dar galiu būti? Ir čia yra labai svarbu, ar ne, savo tą stuburą, aiškumą turėti,
kitokį, sveiką, tokį psichologiškai atsparų, ar ne? Ir čia yra per tą prizmę, kad į gyvenimą žiūriu teigiamiau, į žmones žiūriu teigiamiau. Pasaulis nėra nesaugi visiškai vieta, kad čia negalėčiau būti arba kažkaip nusiteikusi būtent prieš mane. Ir kiti žmonės taip pat nėra mano priešai ir nusiteikę būtinai man būti priešais, ar ne? Ir nes aukos vaidmuo dažnai yra apie tai. Ir aišku, jeigu ilgai tame būnu, yra labai sudėtinga tą ir pamatyti ir suprasti, o ar aš taip veikiu, ar aš taip neveikiu. Bet taip pasitikrinkim. Jeigu dažnai man dalykai atrodo neigiamesni, jeigu dažnai žmonės atrodo labiau kaip priešai, jeigu labiau jaučiu, kad man kažkas turi būtinai padėti, palaikyti ir kitaip man čia labai sudėtinga, arba kad kažkas kažką man yra šitam pasaulyje skolingas, tai čia yra jau tokie visai geri signalai, kad ar tiktai nebūsiu bent iš dalies į tą aukos vaidmenį įkritęs. Tai taip, tai vadinas, toks vat labai svarbus dalykas, ką norėjau taip labai pasakyti, būtent apie šitą. Nes jeigu turiu šitą, tai kitus dalykus bus pamatyti dar sunkiau. Kitas yra labai svarbus momentas, suvokti realybę, kokia jinai yra. Ir apie ką yra čia. O čia yra labai apie paprastus dalykus. Nes mes iš tikro labai norim bėgt nuo realybės ir nepriimti jos tokia, kokia jinai yra, arba priešintis. Gal sąmoningai, gal nesąmoningai kitą kartą, bet labai neretai ir šita visuomenė mums iš tikrųjų kelia tam tikrus iššūkius, nes ta realybė tokia mūsų dažnai dabar taip tarsi įpareigota būti kažkokia ypatingesnė, negu jinai galbūt realiai iš tikrųjų yra. Ir jeigu mes neturim tokios labai jau tobulos realybės, mums atrodo, kad tai, kas yra čia ir dabar, nesinori priimti iki galo, norisi kažkaip labai taip keisti, nors mes suvokiam, kad kažkurių dalykų mes net negalėsim pakeisti ir dėl to imam ir būnam nelaimingi, tiesiog renkamės būti nelaimingais. Ir čia vienas iš tokių labai paprastų pavyzdžių, kaip amžėjant, toks gražus žodis, kada vyresnėjam ir senėjam, nepriimti savo amžiaus. Ir čia yra ne tik moterim būdinga, bet moterim ypatingai, vyram lygiai vienodai, kad atrodo, kad mūsų amžius yra mūsų priešas. Ir čia mes labai kažkaip esam tokiam keistam suvokime. Yra viskas gerai, kai mes norim atrodyti galbūt net ir jauniau, ir sveikiau, ir gyventi tą amžiui bėgant tikrai labai sveikesnį ir kokybiškesnį gyvenimą. Tikrai viskas yra su tuo tvarkoj. Bet būti taikoj su savo amžium yra labai svarbu, nes atrodo, kad tas vyresnėjimas kažkoks tai minuso ženklas žmogui, bet realiai tai gyventi ilgai visi norim. Tai ir čia tada prasilenkiam su logika. Gyventi ilgai norim, bet senti nenorim. Bet gyvenimo pasaulio logika ne šitokia, biologija yra. Ir mes kažkaip susigalvojom, kad mes turim veikti prieš biologiją žmogaus. Bet iš tikro, tai nieko mes čia taip stipriai nepaveiksim. Galim norėti šiek tiek pasijauninti, bet žinot, kas perspausta, tas irgi gerų rezultatų paprastai neduoda, šiek tiek viskas tvarkoj. Ir taikoj priimti savo metus ir besikeičiančią išvaizdą metams bėgant yra didelė išmintis. Ir jeigu mes sugebam tą integruoti ir turėti, yra vau, ta prasme, mes tikrai nuo to esam tik tai labiau ant žemės žmonės, labiau pasitikintis savim, o ne kažkur pasimetę. Bet taip yra ir su kitais dalykais, ne tik su amžium. Nes, pavyzdžiui, kiek yra su išvaizda dalykų, ar ne? Pavyzdžiui, irgi taip, visuomenės spaudimas tarsi yra būti kažkokiem. Ir kiek mes tada irgi kovojam su savo prigimtim, kad nebūti tokiais, kokiais esam, o būti kažkokiais ypatingesniais. Kiek kančios dėl to turim. Ir vietoj to, kad ramiai priimtumėm savo biologiją, ar ne, ir tiesiog būtumėm tokioj taikoj meilė su savim ir viskas su mumis būtų labai gerai. Ir tie žmonės, kurie susitvarko su tuo, tai gyvena tikrai daug kokybiškesnius gyvenimus. Taip pat, pavyzdžiui, galim nepriimti partnerio kažkokių ypatumų. Gyvenam su partneriu 5, 10, 25 metus ir vis tiek įsivaizduojam, kad jisai turi būti kažkoks ten kitoks, tarkim. Vis tiek dar bandom jį ten pakeisti ir ypatingai moteris šitą turi, vyrai šiek tiek mažiau.
Arba tiek galvojam, 10 metų žmogus ten, sakykim, turi kažkokį ypatumą ir tikrai tai yra jo prigimtinis ypatumas ir niekaip nepasikeis. Ir mes vis tiek turim iliuzijų kažkokių, kad ne, vat kažkaip turi pasikeisti pagal mūsų pageidavimą ir tiek būnam netaikoj su kažkokiais dalykais. Čia gali būti, tarkim, em, ištekėjom ar ne, arba turim partnerį kažkokį, kuris, pavyzdžiui, tarkim, nu čia kaip pavyzdys labai elementarus, nemėgsta keliauti, bet mes kai tenais bendravom, pradėjom rimtai ten įeiti į santykius, kažkaip labai neatkreipėm į tai dėmesį, paskui per laiką atrodo smulkmena, bet pradėjo labai trukdyti, ane, kažkaip vat nesusiderina nei šeimos laisvalaikis, daug čia problemų dėl to kyla. Ir kažkaip galvojam, kad tas pasikeis, pripratinsim žmogų ten keliauti, įkalbinsim, prikalbinsim, o jam kiekvieną kartą tas keliavimas yra kaip didžiausias toks, nu, trikdis ir jisai nepatogiai jaučiasi tame. Ir mes ten verčiam, nesuprantam, kodėl dėl mūsų negali ir taip toliau. Ir ten ir konfliktų visokių vietoj to, kad, nu taip, mano partneris nemėgsta keliauti, vadinasi, aš arba turiu keliauti vienas viena, a, ir kažkaip va tą spręstis, nes man patinka, arba kažkokius turim labai susitarimus, kur tikrai retai, retai keliausim kartu ir čia jis jau padarys tokią kaip tikrai, nu, išimtį, ar ne, pasistengs labai dėl mūsų, bet ar bus būtinai laimingas tuo metu, galbūt ir ne. Ir tada su tokiais va tokiais, su tokiom dilemom ir esam. Bet jeigu mes nenorim kažkaip ten žmogui kažko ten tarsi pareguliuot, pataisyt, kažkokį mygtuką paspaust, kurio ir nepaspausim, nes tiesiog žmoguje to nėra. Ir pradėsim priėmę realybę kažkaip kitaip su ta realybe tvarkytis, vėl visai ir kitaip ir ta partnerystė ir mūsų šitas, pavyzdžiui, šita sritis, tarkim, kaip keliavimo visai gali išsispręst, nes tiesiog susitvarkom taip, kaip abiem gerai. Ir tada viens kito nebeprievartaujam dalykų, kurių nereikia prievartaut. Jeigu kažkoks yra dalykas, su kuriuo negalim priimti ir negalim gyvent, tada sprendžiam kažkaip, darom dalykus kitaip. Tai va. Ir čia tokių daug dalykų, čia yra smulkus pavyzdėlis, bet taip pasitikrinkit, o gal tikrai yra ir pas mane gyvenime tokių dalykų, tokių vietų, kur aš labai nenoriu priimti realybės, labai kovoju su ja, nors realiai nieko pakeisti ypatingai tikrai negalėsiu ir negaliu. Kitas dalykas yra apie santykių puoselėjimą. Čia tikrai nesumeluosiu pasakius, kad vis dėlto mes žmonės esam labai socialūs sutvėrimai. Partnerystė mums yra daugeliui mūsų tikrai labai svarbus gyvenimo aspektas. Ir kuriant partnerystę yra labai labai svarbu būti tokioj teigiamoj partnerystėj. Aišku, aš tikrai nenoriu kalbėt apie idealius santykius. Vėl, čia būtų atitrūkimas nuo realybės. Idealių santykių nebūna. Tai jeigu taip vėl galvojam apie savo partnerystę, sveika partnerystė yra kažkur per vidurį. Yra, ta prasme, kas mums tikrai labai tinka ir patinka, o yra tai, ką mes turim priimti, bet su tuo mes galim gyventi. Ir tai yra visai apie sveiką, gerą partnerystę. Nes idealių santykių tikrai nesukursit su niekuo. Tai irgi atsisakykim tokių iliuzijų, kad kažkur yra ta mano tokia antra puselė, kur aš jau kai ją surasiu, tai viskas bus tobula. Ir net jeigu kažkur nežinau, socialiniuose tinkluose matot deklaracijas, kaip čia yra tokių antrų, susiranda žmonės tokias antras puseles, kur nerealiai taip jau ir gyvena, tai žinokit, tai truputėlį iš pasakų pasaulio. Tai turbūt nėra, tik tai parodo mums gražiąją pusę. Ir viskas tvarkoj. Gražių pusių mums reikia matyti, bet vėl leiskimės ant žemės, kiekviena pora turi visko. Bet bendraja prasme, vis dėlto partnerystėj turi būti daug labiau gerai negu prastai. Tai čia tas yra labai svarbu. Ir partneris man turi būti su viskuom daug labiau priimtinas negu nepriimtinas. Ir pagal tai tikrai tikrinamės. Ir negaiškim laiko ir tikrai savo gyvenimo, kuris tikrai nėra toksai ilgas, nelaimingiam santykiam. Ir aš taip tiesiog labai jau čia drastiškai parašiau, stop nelaimingiam santykiam, bet tai yra apie tai, kad žmonės vis dar būna ilgus metus, gal ne toksiškose, bet tokiuose drungnuose santykiuose, kur tikrai
nu, tarsi toks sako buitekas čia pas mus. Jeigu tas buitekas taip ir tinka, viskas yra gerai. Bet jeigu yra negerai, jeigu jaučiu, kad ne taip turi būt, kad mane tie santykiai labiau slegia ir vargina, negu kad kažkaip aš iš to galiu gauti, nu, tokio, nežinau, tikrai pasikrovimo ir tokių labiau toks teigiamas yra dalykas mano gyvenime, tai tada apie ką čia, ką aš darau tada su savo gyvenimu? Ir vėl, ar ne, toks yra, ne nėra, bet mes psichologai esam paskutiniai, kurie skatinsim žmones skirtis, bent jau aš. Visą laiką ir su santykiais, kada žmonės tikrai labai daug kreipiasi dėl santykių ir čia yra tikrai tvarkoje, kartais labai sunku ir susigaudyti, tai kaip aš tame santykyje čia esu ir ką dar galiu jame padaryti, nes mes užstringam tokiam tuneliniam matyme ir kartais tikrai nebematom, kur galim čia geriau kažką daryti. Viskas yra tvarkoj, tai mes visą laiką pradžioj judėsim į tai, ką galima padaryti dėl santykių, kad santykis būtų geresnis. Tai ir apie savo santykius galvojant, visą laiką pirma galvokim, ar aš irgi tuose santykiuose padarau iš savęs, nu, pakankamai, kad tas santykis būtų geras. Nes mes dažnai labai daug tikimės iš savo partnerių ir kažkaip save pamirštam. Nes mes vis tiek apie save esam linkę galvoti kaip apie tuos geresnius, kurie ir daugiau daro, ir daugiau stengiasi, ir daugiau kažką, ir geresni žmonės apskritai tokie sutariamesni esam. Ir labai esam nelinkę matyti ir savo tokių silpnybių, savo kažkokių tokių dalykų, kurie santykiuose tikrai įneša ir to negatyvo, ir nesusikalbėjimo, ir visko. Tai pamatyti save yra irgi labai sveika, ne tik partnerį. Partnerį matyt taip su visom jo, sakykim, tenais neigiamybėm ir silpnybėm, bet save irgi visų pirma pamatykim. Ir ką mes dar visų pirma pagalvokim galim padaryti, kad jeigu ta mano partnerystė šiuo metu paklibus kažkokia, e, kad tokioj neužsibūti tame drungnume, o jeigu dar šaltume, tai tuo labiau, tai ką aš visų pirma pradedu daryti ir žiūriu, o tai ką, ar mano partneris kažkaip čia reaguoja, o apie ką jisai gyvena ir taip toliau. Ką mes dar labai kaip specialistai matom, mes dar vis neturim kalbėjimosi normalios kultūros santykiuose. Stebėtina, kaip mes nesikalbam tarpusavyje iš tikrųjų. Poros nesikalba, neišsako, nepasako, užsigrūzina. Ir čia yra pradėti nuo iš tikrųjų iš abiejų pusių kalbėjimosi ir tokio tikrai atsakomybės už save. Kur aš? Na ir tada, jeigu žiūriu, kad kažkaip neina, visai, jeigu neprieinam prie skyrybų, o norim vis dėlto, kad santykis kažkaip gal vis dėlto dar turi vilties važiuoti, galim tikrai kreiptis ir į specialistą pasižiūrėti, o gal tikrai mes čia abu kažkur užsisukom ir kažko nematom. Ir tada, aišku, jeigu jau neina, tada tikrai jau išbandėm visus resursus, išsėmėm ar ne, ir nieks jau nebeveikia čia pas mus, ką mes čia viens kitą kankinam. Ir tada jau, aišku, tikrai ir skyrybos yra tada priimtinas dalykas, kad, bet ir tada būna toksai išėjus iš tokių santykių, sakykim, užstrigusių santykių būna didelis palengvėjimas ir tikrai žmonės pasijaučia, kur galvoja prieš tai, kad kaip aš gyvensiu, kaip čia man bus, aš jau nežinau, N metų negyvenau vienas viena, bet paskui pasirodo, kad viskas čia gerai, viskas čia yra įmanoma, ar ne, ir daug daugiau tokios laisvės, laimės ir kažko atsiranda. Tai va, bet tikrai čia ne apie raginimą skirtis, ar ne? Visų pirma, apie raginimą būti ir žiūrėti, kaip galima kuo geriau gyventi. Kitas yra svarbus dalykas šiai dienai yra neapibrėžtumo toleravimas. Ir aišku, šiandieninė mūsų visa geopolitinė situacija yra dar tokia prie viso to, kad apskritai jautrių žmonių ir nerimastingų žmonių visuomenė mes daromės, ar ne, tokia įtempta pakankamai, kad ir kaip atrodo faktiškai mes gerai gyvenam, bet čia yra mūsų asmeniniai dalykai, dėl ko mes, pavyzdžiui, sunkiau neapibrėžtumą toleruojam, kita yra geopolitinė situacija, bet kad ir kaip bebūtų, nepamirškim, kad kiekvienas mes savo gyvenimuose šiandien gyvenam, tarkim, gerai ir ačiū Dievui, rytoj gyvensim gerai ir ačiū Dievui, bet kas bus poryt, mes nei vienas nežinom. Ir mes tą esam žmonės labai linkę užmiršti.
kad vis dėlto mes visi mirtingi ir visko mums gali atsitikti ir tai, a, į mūsų gyvenimus, kaip mano viena kolegė, draugė mėgsta pasakyti, yra įskaičiuota. Visos bėdos yra įskaičiuotos, o mes taip atrodo labai norim jų vengt. Ir normalu, ir viskas yra su tuo tvarkoj. Mes ir nenorim bėdų, bet kad visko gali būt, turim priimt, nes tada vėl grįšiu prie to, kad nepriimam realybės. Jeigu mes galvojam, kad mes kažkokie ypatingesni savo gyvenimuose, kad nieko mums negali atsitikt, tai mes labai klystam. Pas mus visus bet kas gali atsitikt. Ir tada tai nėra apie gąsdinimą, tai yra apie priėmimą, nes vis dėlto mūsų gyvenimuose daug rečiau atsitinka kažkokios bėdos, negu kad neatsitinka. Vis tiek patirtis rodo, kad dažniausiai mūsų kasdienybė yra gana rami. Ir už to mes labai smarkiai taip ir kabinamės. Ir tada kas yra? Labai yra svarbu suvokti, kad jeigu aš daug nerimo ir įtampos jaučiu ir tokios ne apie faktą, ne apie tai, kad nu realiai rytoj turiu eiti į darbo pokalbį arba rytoj turiu ten kažkokį labai nemalonų sveikatos tyrimą, tai tada aišku nerimas normalus, nerimaujam, priimam savo nerimą, būnam su juo, jaučiam ar ne, išjaučiam, viskas yra tvarkoj. Bet jeigu tas nerimas yra neaišku apie ką, nu toks čia toks net kartais tai bus tas karas, nebus, kaip čia dabar man su tuo išbūti, kas čia yra, nu va tokio, arba išvis apie save kažkaip jaučiu, kad kažkas slegia, nežinau kas. Tai tada labai yra svarbu mokytis save surinkti ir nusikreipti dėmesį nuo šito savo jausmo, nes labiausiai turbūt yra svarbu neįeiti, neužsimalti tame jausme, o tiesiog stengtis gyvenimą savo gyventi, kiekvieną dieną tokį mes, kokį gyvenam, ir į jį įsitraukti. Kas yra labai svarbu? Įsitraukti labai normaliai visus savo dalykus, kas mūsų kasdienybė yra, ir labiau galvoti apie čia ir dabar, kaip aš gyvenu, kokios šiandien mano pareigos, kokie šiandien mano malonumai, kokie šiandien mano reikalai. Ir va ten visą savo energiją nukreipti ir daug mažiau į tai, kas bus rytoj. Nes rytojui mes turim tiesiog savo gyvenimo planus, kurie po truputėlį, kai jeigu mes juos turim, jie ir įsigyvendina, bet mes apie rytojų vis tiek nežinom. Tai rytoj susirgsim ar ne? Ar ne? Ar rytoj išvažiavę į gatvę nuvažiuosim saugiai iki darbo ar ne? 100% mes nesam tikri ir vadinasi, apie tai neužsikraunam. Ne. Verta Tai va, tas viską. ir čia tada yra labai svarbu apie kontrolės atsisakymą. Jeigu jaučiu, kad per daug dalykų noriu savo gyvenime sukontroliuoti, labai taip ir apie save, ir apie savo artimuosius, ir tos įtampos daug, kad tik nu, lyg tai turiu kažką suvaldyti ir lyg va čia tas mane ir labai slegia, pasitikrinkim, nes ta kontrolė yra apie tą didžiulį neapibrėžtumo jausmo netoleravimą, nes tada vadinasi, aš tą kontrolę bandau kažką sukontroliuoti, ko negaliu sukontroliuoti. Taip, ir prikeliausiu prie tokio truputėlį gal atrodo apie skirtingus dalykus, bet taip bandau ir nuosekliai eiti tuo pačiu metu, bet norisi greituoju būdu paliesti tokius svarbiausius aspektus, kad nu, jums būtų geriau pasitikrinti. Tai dar yra vienas toks aspektas gyvenimuose, o kaip suderinti, ne, kaip geriausiai suderinti darbą, šeimą, save, visus tuos, atrodo, nu, tokius pagrindinius dalykus, ar ne? Pradedam nuo savęs, šeimos, darbo, va šitaip gal turėtų būti ta kombinacija. Tokia, jeigu taip iš eilės žiūrėti. Ir pasakysiu vieną dalyką. Jeigu jūs idealiai norit suderinti visus tris, čia tik tuos paėmiau, tai iliuzija. Nesuderinsi. Ir čia, jeigu jums kažkas sako, kad galiu labai gerai suderinti, tai aš galvoju, kad jūs apgaudinėjat. Nes iš tikro tai yra nesuderinama 100%. Mes vis tiek turim kažką labiau pasirinkti. Tai aš dar kaip aš, ne, nu vat, bet darbas ir šeima. Aišku, jeigu mes, sakykim, nedarom labai ypatingos karjeros, kur neužima mūsų labai labai daug laiko. Sakykim, turim savo kryptį kažkokią normaliai valdomą, ta prasme, bet tai nėra, kad darbas man ypatingai svarbus. Aišku, suderinsim tada darbą ir šeimą. Bet jeigu mes norim daryti tikrai didelę karjerą, ar ne, sakykim, kur darbas, nu, neužtenka 8 valandų per dieną, neužtenka, ypatingai įdirbį kažkokį pasidarom pradžioj. Ta prasme, kol įsivažiuojam, tada yra iliuzija. Jeigu aš tuo metu darau karjerą, rimtą, tai šeima mano nukenčia.
Tikrai. Ir tada vadinasi, nu vat nukenčia jinai. Ir tada priimti tai, kad jinai ir nukentės. Vadinasi, būti realybėj. Vadinasi, mano vaikus žiūrės kažkas labiau kitas, jeigu aš jų turiu, ar ne, arba partneris prisiims daugiau atsakomybių, bet tai nebus, kad aš būsiu superinė mama kažkokia labai atsidavus iš karto ir ten viską galinti vienu metu padaryti ir labai tobula vadovė, tarkim, ne? Nu, kur ten irgi, nu, ne, ta prasme, bet tai nėra nei gerai, nei blogai, vėl priimkim, ar ne? Čia nėra, kad būtų kažkoks akmuo į daržą, kad jeigu aš darau karjerą, negaliu turėti šeimos. Ne, čia tiesiog yra apie realybės jausmą, kad kažkokiais momentais mano kažkokia sritis nukentės. Ir aš tą sąmoningai suvokiu ir su tuo kažkaip išbūnu, bet nekenčiu dėl to. O čia svarbiausia - nekentėti. Jeigu aš prisėmiau dabar darysiu karjerą, o mano vaikai šiek tiek nukentės, tai tokia realybė. Kažkaip su tuo susitvarkysiu, bet neplieksiu už tai savęs, nes tai yra mano šiandien toks pasirinkimas. Jeigu aš renkuosi šeimą, tarkim, ar ne, noriu ten susilaukti ten vaikelio vieno, antro, gal trečio, nukentės karjera. Ir aišku, kad jinai nukentės. Ar aš bet negaliu būt tokiam dualume, o ir kentėsiu dėl to, kad nukentės mano karjera, ne? Vat noriu turėti vaikų, bet kenčiu, kad nukenčia mano karjera. Tai grįžkim į realybę. Tai ko mes norim? Prisimkim tą realybę, ne? Tokios taikos su savim. Susiderinkim, susitarkim su savo vidum taip, kad pasirenkam. Ir pasirenkam tada vidinę taiką, žinojimą, aiškumą. O kol mes jo aiškumo neturim, tol blaškomės labai stipriai. Ir atrodo, ir čia manęs turi būti daug, ir čia daug. Ir nesiseka tada. Ir tada mes perdegam. Ir tada visos psichologinės bėdos ant viršaus. Ne. Sąmoningiau žiūrim į savo pasirinkimus. Ne? Ir čia dar apie tą patį perdegimą, tik tai vienas sakinukas. Iš tikrųjų, ar šiandienai perdega žmonės stipriai, nors atrodo tiek čia mes kalbam apie tai labai daug, bet perdega. Taip, ir čia yra tokia realybė. Ir tikrai yra situacijų, kada žmogus perdegęs vieną rytą atsibunda, žiūri į lubas ir negali pasikelt. Ta prasme, negali išlipti iš lovos. Ir negali tęsti toliau savo jokių pareigų. Ir čia yra apie tokį visišką išsisėmimą, kada mes tikrai bandom iliuzijoje ar viską derinti, ar kažkaip tikrai per daug tenai save apleidžiam, pačią save pametam ir tada tokie dalykai yra labai, labai realūs. Na va, ir tada kas yra? Kitas toks dalykas yra labai svarbus, ką norisi pasakyti apie tokią atjautą sau. Ir atjauta yra toks dabar naujesnis terminas, bet jau kurį laiką vartojamas. Tai yra, kad apie tai, kad aš į savo gyvenimą ir svarbiausia į save žiūriu ne kaip priešas, ne kaip kažkoks spaudėjas, kontrolierius ar dar kažkas, kritikas tuo labiau, ane? O žiūriu iš tikrųjų taip kaip labiau glostanti, padedanti, atjaučianti, mylinti mama. Ir čia per tokią ar ne simbolinę poziciją, bet kuo aš daugiau turėsiu tokio supratingumo sau, kuo aš mažinsiu savo kritikus visom kryptim, ar ne, kuo labiau būsiu toj realybės tokioj pozicijoj, ar ne, matau realiai savo gyvenimą, ne padebesiais kažkaip skraidau, ar ne, bet realiai priimu. Tai kuo mažiau lyginuosi su kitais, o lyginimas šiandien yra topų topas. Nes atrodo, kad kaip čia man būti tokiu kaip visi šiandien, tokiu fainu, tokiu viską gebančiu, suspėjančiu, tobulai atrodančiu, ypatingą karjerą padarančiu, šeimą tobulą turinčiu. Viskas. Tada jeigu per šitą perspektyvą į save žiūrėsiu, tai tada neįmanoma būti atjaučiančiu sau ir mylinčiu, nes tada uždedu sau didžiulį krūvį, ne? Ir mes norim turėti gerus gyvenimus, kokybiškus gyvenimus, bet netobulus. Ir jeigu aš tada jau sau nesakau, kad aš esu tobulas, aš tiesiog normalus žmogus su normaliu kokybišku gyvenimu, kur visaip kartais renkuosi šeimą, kartais darbą. Nusileidžiu ant realybės, moku save čekinti, ar ne? Ir visa kita. Ir nesilyginu. Aš esu aš ir viskas.
koks būtų man vargas šiandienai norėti būti geriausia psichologe visam pasauly, kad ir Lietuvoj. Tai pražūčiau iš tikrųjų. Tiesiog esu tokia gera psichologė, kokia šiandien aš kaip Sonata galiu būti. Ta prasme, nors aišku, aš žaviuosi savo kolegom, aš tikrai daug iš jų mokausi ir tikrai būtų labai vertinga ir norėčiau daug kam prilygti, bet galiu tiek, kiek galiu. Ir džiaugiuosi, kad mano klientai, kurie pas mane ateina, dalis tikrai išeina, ta prasme, tikrai su geresniais, kokybiškesniais gyvenimais. Ir čia yra didžiulis pasiekimas. Tai va, taip ir va, leidžiu save į tą realybės, kažkokį realybės jausmą. Tai čia va tas labai. Ir tada kiekvieną dieną, čia jau toks gal nuvalkiotas pasakymas, bet lyginuosi su savim. Tai kiekvieną dieną noriu tobulėti, ne, kaip psichologė, kaip mama būti geresnė mama savo vaikam, kaip žmona noriu būti geresnė savo vyrui, bet aš su savim negaliu pasilyginti su kitom žmonom, kas esu geras, yra niekaip, jau kiek galiu, pati tokia vat, stengiuosi būti pagal save. Tai va. Tai čia va taip toks paprastas dalykas, bet jis labai mums yra svetimas, nes mes dažnai čia pasiklystam. Ir aišku, apie tuos sprendimus šiandien turbūt tai daug kas į tai susiveda, kad kalbu visai nemažai, paliečiu visokių čia mūsų gyvenimo problematiką, bet priimti sprendimą, pokyčiui, čia ir yra ir su visom pasekmėm iš tikrųjų paskui tvarkytis, yra reikalų. Ir vis dėlto čia yra stiprybė ir tikrai didelio psichologinio atsparumo ženklas mokėti tuos sprendimus priimti ir kad ir kokias turėčiau pasekmes su tom pasekmėm išbūti. Tarkim, ne, daug metų kaupiuosi, kad reikėtų, sakykim, nežinau, keisti darbą, tarkim, bet niekaip neprisiruošiu, nors ten viskas jau ten ant perdegimo ribos jau kurį laiką trypčioju. Ir atrodo, kaip ten, pavyzdžiui, išeiti iš darbo, kuriame dirbu, nežinau, 10-15 metų, tarkim, ne? Bet dar, nu, gal pasakyti, taip neapibendrinti, bet iš tikrųjų, kiek aš sutinku žmonių, klientų, tie, kurie prisiruošia ir padaro didelius sprendimus savo gyvenime, ne tik apie darbą, galbūt apie santykius, apie kėlimąsi į kitą miestą, į kitą šalį, dar kažką. Labai retai matau nusivylusių žmonių, kad, pavyzdžiui, tas sprendimas buvo kažkoks žiauriai nevykęs, ane? Dažniausiai žmonės padarę sprendimą atranda dalykus, ypač didelius sprendimus padarę. Bet pradėkim nuo mažų. Galbūt turit kažkokių nedidelių sprendimukų šiandienai. Pagalvokit, o gal nepradėti iškart nuo didelio, padarykim mažą sprendimuką, pažiūrėkim, kokia čia ta pasekmė. Gal jeigu reikės, prisiruošim kažkada ir didesnė. Taip. Taigi, ir ką? Ir šiaip iš tikrųjų dar tokio, jau dabar čia nebesustosiu, tik paminėsiu, kad liktų laiko klausimam, bet iš tikro paminėsiu tokias jau psichinės, sakykime, psichinių sutrikimų netgi ribose dalykus, ar ne, kurie gali būti psichinių sunkumų tokių rimtesnių, ar ne, ribose. Tai psichosomatiniai sutrikimai. Labai dažnai nepripažįstam, kad tai yra psichosomatinės kilmės. Jeigu ilgą laiką turim vaikščiojančius skausmus visame kūne, o gal ir nevaikščiojančius, o gal ir kažkurioje vienoje vietoje, tarkim, skrandžio, širdies plote, galvoj, dar kur nors, bet neatrandama priežastis. Ir gydytojai sako, nu gal tu nueik pas psichologą. Ir tikrai neretai ateina ir sako, žinot, atėjau, bet galvoju, kad jūs čia man nieko nepadėsit. Nu, pasakė, tai atėjau. Ir tikrai neretai labai džiugiai atsisveikinam. Iš tikrųjų dėl to, kad atsisveikinam jau padėję, ta prasme, turėjau omeny, nes dėl to, kad iš tikrųjų čia ir būna ta stotelė turbūt paskutinė, kur atėję žmonės vis dėlto susitvarko su savo simptomais. Tai va, bet prie to prieiti yra sunku. Bet taip save pasižiūrėti, ar tikrai čia man fizinio kūno liga, ar tai yra psichologinio pobūdžio kažkokie jau dalykai, labai yra svarbu. Tai va, tik tai priminimui atkreipsiu dėmesį. Taip pat yra ir su nerimo rimtesnio, su kuriuo jau vaikščiojam ilgai ir jis labai slegia ir trukdo gyvenimo kokybei. Iš to išplaukia panikos sutrikimai, kada iš tikro labai sunki simptomatika, ar ne, su atrodo mirštu, bet ir būna ne vieną kartą tas mirimo atvejis,
bet nenumiriau. O atrodė, kad numirsiu, nes kūno simptomai buvo visi apie mirtį. Ta prasme, ir dusimas, ir širdies stojimas, ir prakaitas pylė, ir alpau, ir visa kita, bet nenumiriau. Tai kas yra? Jeigu tai nebuvo insultas, infarktas, tai vadinasi buvo panikos priepuolis. Ir jeigu tai kartojasi, jeigu sunku patiems sutvarkyti, tikrai nelaukit. Ateikit pas specialistus, mes žinom, kaip padėti iš tikrųjų. Ir nebūkim su tokiom būsenom. Taip pat su depresija yra. Jeigu liūdesys, melancholinis toksai jausmas, bet stiprus apie apatiją, apie tokį gyvenimo džiaugsmo praradimą, malonumo praradimą, kur viskas taip iš jėgos, iš tokio stūmimo savęs jau vyksta ir ilgoką laiką, o tas ilgokas laikas nėra per ilgas. Depresiją galim diagnozuot gan greitai, ar ne? Ta prasme, tai užtenka iki mėnesio laiko, o ir manoma ir mažiau, ta prasme, tokios rimtos simptomatikos ir tai yra apie depresiją. O jeigu dar ilgiau, o žmonės metų metais išbūna tokioj būsenoj, ar ne? Ir tada įgilėja tos būsenos, tada būna sunkiau gydomos stipriai, jeigu mes tas būsenas užlaikom ilgai. Nebūkit vieni, nepasilikit, mylėkit save, neskriauskit savęs taip, kad laikytumėt save tokiose būsenose. Tai va, ir turbūt čia bus jau pagrindiniai dalykai, ką norėjau susakyti. Čia šiaip jau šita paskutinė skaidrytė, tik šiaip atkreipkit dėmesį, čia labiau neužsistosim ar ne, neapsistosim. Tiesiog čia yra tokie baziniai dalykai, labai populiarūs, bet ne taip lengva mums su jais išbūti. Bet labiausiai norėčiau turbūt vis dėlto dar kartelį uždėti akcentą ant tokį, į savo artimus ryšius pasižiūrėti, nes tiek nieks laimės ir džiaugsmo nesuteikia ir tiek gyvenimo pilnatvės iš tikrųjų kaip artimi ryšiai. Tai ir ypatingai jau laikui einant, ar ne, tai tas ypatingai darosi svarbu. Kuo mes turim daugiau tų artimų ryšių ir tokių kokybiškų, čia jau visi tyrimai rodo, tuo mes esam sveikesni ir laimingesni žmonės. Tai užbaigiant, ką norėjau pasakyti, kaip norėčiau apibendrinti, tai galbūt praėjot su manim tą kelionę šiandien tos valandytės, prasižiūrėjot savo dalykus gyvenime, tos pagrindinius, kaip su jais, kokioj taikoj esat ir galbūt išsinešit kažkokią vieną kitą mintį apie save, kur gal norėsis jau ir šiandien arba rytoj stabtelėti ir pagalvoti, o gal aš jau galiu pradėti dirbti su savim ir būti savo tuo tikrai geru, atjaučiančiu, mylinčiu, ar ne, psichologu. Ir padėti sau pradėti, ar ne? Bet nepamirškim, kad ta kelionė, kodėl mes ją atidėliojam, ypatingai sunkiose kažkokiose problematikose, jinai yra nemaloni. Ir darbas su psichologu ne visą laiką yra malonus. Ypatingai, kai labai aštrius dalykus turim. Bet kas gaunasi, juk mes žinom, kad gyvenime pačius geriausius pasiekimus ir paskui patį didžiausią malonumą patiriam būtent tą darbą padarę, ar ne? Ir būtent tada toks jausmas yra geras, kad čia paėmiau, padariau, susitvarkiau, nors tikrai turėjau tokią galbūt ir sudėtingesnę ir nelengvą kelionę. Bet jeigu jausit, kad patiem neina, tai geru psichologu savo yra būti taip pat ir atvesti save pas specialistą, psichologą, ar ne? Jeigu jau tikrai patiem neinas. Nors mes, psichologai, tikrai visą laiką linkim ir vedam į tai, kad tikrai žmonės patys mokėtų tvarkyti su savo problematika. Ir dėl to tiek visokių ir paskaitų, ir užsiėmimų rengiam. Yra visų pirma apie tai, kad pats tvarkausi, jeigu negaliu, tada galimai gali ir psichologas padėti. Ir šiandienai iš tikrųjų mūsų profesija yra gana populiari. Šiaip tikrai žmonės vertina psichologinę pagalbą ir atėję dažniausiai tikrai nenusivilia ir rekomenduoja savo aplinkai. Tai irgi yra apie tai, kad vis dėlto, kad norisi savim pasirūpinti ir tai yra labai gerai. Tai viskas, šiandien šitoje vietoje stabtelsiu, palinkėdama iš tikro ir būti tais psichologais savo, sėkmingais, mylinčiais, atjaučiančiais. Ačiū Jums labai, Sonata, buvo labai įdomu klausyti. Ir kažkaip visos šitos paskaitos metu man galvoj skambėjo tokia frazė,
kad jeigu tu negali pakeisti situacijos, tai gali pakeisti savo požiūrį į ją. Ir kažkaip šitą žinutę tikriausiai ir išsinešiu šiandien, kad tarsi viskas įmanoma. Ir mes dar turim kelias minutes ir kaip tik turim kelis klausimus. Tai pirmas klausimas jums būtų, kokią nuomonę turite apie kognityvinės elgesio terapijos dienoraštį? O, čia toks geras, toks labai konkretus klausimas, jau žino žmogus, ką klausia, susidūrė su tuo dienoraščiu yra. Ir pasakysiu taip, iš patirties, grynai praktiškos. Su dienoraščiu yra taip. Jisai yra vienas iš bazinių metodų kognityvinėj terapijoj problemai suprasti, išsigryninti ir netgi galbūt su kai kuriom va problemėlėm net padirbėti šiek tiek, bet tai yra tik bazinis metodas. Ta prasme, jisai yra vienas iš daugelio metodų ir kas svarbu pasakyt, vieniem jis labai tinka klientam, kai kuriem visiškai nelimpa. Ir čia yra labai nuo specialisto priklauso suprasti, kas mano klientui tinka ir netinka. Ir čia gali būt, kad kažkas sakys, puikus metodas, kaip gerai man jį rašyti, ta prasme, taip man viskas aiškėja, o kitas sakys, kažkokia nesąmonė, nu, negaliu jo pildyt, man neišeina. Ir tada, jeigu mes jį pasimokom, papildom, neišeina, viskas, imamės kitų metodų. Tikrai tai nėra būtinas ir vienintelis ir tikrai neverta vien tik pagal jį vertinti apskritai kognityvinės terapijos, čia jokiais būdais. Tai labai čia yra taip individualu ir tiktai prie tam tikrų problematikų yra reikalingas tas dienoraštis. Tai, žodžiu, labai lanksčiai jį reikia žiūrėti. Mhm. Ačiū. Ir turim dar vieną klausimą, tokį jau labiau situacinį. Tai mūsų žiūrovas arba žiūrovė rašo, kad dažnai sakoma, jog reikia priimti esamą situaciją tokią, kokia ji yra ir nesistengti jai priešintis ar ją pakeisti. Tai nėra lengva padaryti. Gal turite patarimų, kaip tai būtų galima padaryti? Taip, tai čia mes kalbam turbūt apie tas situacijas, kurių tikrai neįmanoma pakeisti, ar ne? Nes jeigu įmanoma pakeisti, tai geriau keisti, o nebūti. Tai labai pasižiūrėti, ar tikrai čia ta situacija yra tokia visų pirma, kurios neįmanoma pakeisti. Ir jeigu jau nusprendžiau, kad tikrai niekaip negaliu pakeisti, ir tarkim, čia kaip pavyzdys galėtų būti, nežinau, vat, pavyzdžiui, koks čia galėtų būti pavyzdys. Galėtų būti nežinau, paimsiu karo, pavyzdžiui, šitą situaciją dabar, neapibrėžtumą, bet čia gali būti ir asmeninis koks nors klausimas, tarkim, iš asmeninės kažkokios visiškai patirties. Tai dabar mes visi po to esam, ar ne? Tai jeigu mes dabar pasiliekam čia Lietuvoj, niekur neišvažiuojam, ar ne? Ir, kaip sakant, nepakeisim savo gyvenamosios vietos ir pasiliksim čia ir nežinom, kas dabar mums gali pasakyti, iš tikrųjų bus karas ar nebus. Tai negalim pakeisti. Mes kaip vienetas, kaip atskiras žmogus nieko negalim padaryti. O būsena tokia mūsų yra tikrai nejauki. Ar ne? Laiks nuo laiko, kada kartais mes taip kažkaip ramiau tą priemam, kartais vėl kažkokia banga ateina, kad nerimos padaugėja. Tada yra toks būdas. Suprantu, kad tai pasirinkau. Čia yra mano pasirinkimas arba mane gyvenimas tiesiog atvedė į tokią situaciją. Na, tarkim, nežinau, netekau vienos kojos. Tai teks gyventi be kojos, ar ne? Ir tada viskas, teks man gyventi be kojos. Nu taip jau yra, toks gyvenimas. Čia tokie drastiški galbūt pavyzdžiai, bet jeigu aš raudosiu, kad tos kojos netekau ir savo gyvenimo likusią dalį paskirsiu nelaimiai, kaip aš čia dabar be kojos gyvensiu, tai yra liūdnas ir nelaimingas gyvenimas, o jeigu aš priimu, kad taip nutiko, tai nėra gerai, tai nėra malonu, kaip ir mūsų situacija, karo atžvilgiu nėra maloni, nėra jauku mums taip gyventi, bet mes neturim kito kelio, jeigu pasiliekam čia. Tai jeigu pasiliekam čia, turim planelį tada. O kaip mes čia gyvensim tada? Ar ne? Ir ką aš darysiu? Ką aš darysiu toj kasdienybėj, kol karo nėra? Ir ką aš darysiu toj kasdienybėj, jeigu taip atsitiktų ir jisai būtų? Mes nežinom tiksliai, kaip tenai būtų, bet mini planelį, o kokia bus mano pozicija, o ką aš turiu būti pasiruošęs. Tai yra labai svarbu,
taip kaip ir tarkim gyvenant žmogui be kojos. Tai kaip aš prisitaikysiu, kaip aš dabar gyvensiu be kojos, ar ne? Vat kaip keisis mano gyvenimas ir į kur aš dabar jį orientuosiu ir kaip aš prisitaikysiu save taip, kad man bus vis tiek labai kokybiškai taip gyventi pagal mane. Tai dabar ir mes gyvenam pagal save, tokioj realybėj, taip kaip galim. Ir tada imam gyventi, tiesiog gyventi su tuo. Niekokių labai per didelių iššūkių nekeliant, tiesiog gyvenam su šita realybe. Taip kaip pavyzdžiui būna, kai koks, nežinau, gimsta neįgalus vaikelis, ar ne? Čia irgi toks labai rimtas pavyzdys. Bet galim, tai visą laiką yra etapas gedulo, kad taip atsitiko, kodėl atsitiko ir visa kita. Ir praeinam visus tuos etapus, bet kai praeinam kentėjimą, tada turim stabtelėti ir vėl, o kaip aš vis tiek turėsiu, aš turiu vaikelį. Turėsiu gyventi šitaip. Tai kaip mums dabar nebūti nelaimingiem visiems, visai šeimai, o kaip mes gyvensim tiesiog. Taip, taip, tokį mes iššūkį gavom. Taip dabar yra šiandien. Taip, tai va būtent apie tai. Mhm. Ir aišku, visi tie metodai, kurie tinka nusiraminimui, aš jau nenoriu jų kartoti, jų yra pilna. Ta prasme, kad turėti sau, kas mane ramina, tokius svarbiausius aspektėlius, svarbiausius dalykus. O kai aš jau pervargstu, kai aš jau išsenku, kai jau mane tas jausmas užkankina, kokie dalykai mano gyvenime yra atraminiai. Juos reikia žinoti kiekvienam savo. Mhm. Ačiū Jums labai už tokius išsamius atsakymus. Tikiuosi, kad kas uždavė klausimus, gavo tai, ko tikėjosi. Ir tuomet jau šiandien matau, kad mūsų laikas baigėsi, tai noriu labai Jums, Sonata, padėkoti. Išties buvo tikrai ir naudinga, ir įdomu, ir prikaustė dėmesį. Tai ačiū, kad skyrėt mums laiko ir noriu pasveikinti ir Jus su ta psichikos sveikatos diena kaip psichikos sveikatos specialistė ir tada palinkėti gražios likusios dienos tiek mūsų klausytojams, tiek Jums. Ačiū visiems, kurie klausėt širdingai. Geros šiandien psichikos sveikatos dienos. Visi psichologai.lt padedame jaustis geriau.